We are tonight in the beautiful city of Vilnius, hosting on the private meeting decision makers from the big logistics companies from Baltics region. We are using this opportunity to build better relationship between our companies, but also to show our customers which way Transeo is developing and what kind of new products we are preparing and producing for them. Have a good evening. Labas vakaras visiems. Smagu jūs visus matyti. Šis renginys skrydis su privačiu lėktuvu. Todėl jisai čia, todėl aš noriu jūs visus pasveikinti ir ačiū, kad susirinkote. Ji neišvengiama, turim neatsilikti, turim pirmauti šitoje vietoje, nes kasdienio darbo dalis Transeo, manau, turi labai gerus sprendimus skaitmenizacijai. Pakalbėsime apie naujas galimybės skaitmenizacijos, kaip optimizuoti savo darbą. Skaitmenizacija yra pagrindinis dalykas, kur galima optimizuoti visus procesus, pagreitinti krovinių pristatymą, sutaupyti kaštų. Su Lenkijos dideliom korporacijoms jau pavyko suderinti privačios biržos ir iš viso skaitmenizacijos procesus. Tikimės sužinoti daug naudingų dalykų, kaip valdyti jūsų įrankius, kaip jais pasinaudoti teisingai, kaip įgyvendinti mūsų komandose ir gerai praleisti laiką. Tikimės, kaip parodys, kaip mes galėtume optimizuoti savo dabartinius procesus. Labai norim skaitmenizuotis kuo daugiau ir matom, kad šitas renginys tikrai viena iš galimybių. Tačiau mes einam toliau, kuo toliau mes eisim, to automatizuosim labiau. Būtent vežėjų greita patikra. Nes kartais iš tikrųjų užtrunka labai daug laiko tikrindami naujus vežėjus ir per tą laiką tiesiog vežėjas susiranda kitą krovinį. Jeigu tas įrankis bus tinkamas, tai galėtų labai paspartinti naujų vežėjų patikrą ir pavyktų parduoti krovinį greičiau. Labiausiai turbūt domino tie produktai, kuriuos pristatėt, kurie dar bus ateityje. Tai būtent palengvinantis kasdieninį vadybininkų gyvenimą ir labai pagreitinantis ir supaprastinantis komunikaciją. Produktas yra parengiamas, apmokomi yra jūsų vadybininkai ir kai jau pradedami publikuoti kroviniai. Privačioje biržoje aš manau, kad didžiausias pliusas yra turėti pastovių partnerių ir jiems vienu metu rodyti visus turimus krovinius. Tai sutaupo laiko kiekvienam vadybininkui, kuris bendrauja su atskirais vežėjais, siųsti krovinius atskirai. Kontrolė tiek iš vežėjų pusės, kad eina atsirinkti tuos vežėjus, kurie tinka tam tikroj sferoj. Vienareikšmiškai esu už ir ypač su dirbtinio intelekto proveržiu. Pasaulis visas keičiasi ir logistika tikrai neišimtis ir šis sektorius turi eiti kartu su visu pasauliu. Esu labai dėkingas, kad yra galimybė pristatyti naujus produktus, kuriuos sukūrė Transeo grupė. Ir vienas iš produktų yra privati birža. Daug kas kalba, skaitmenizacija. Visi nori tenais eiti, tačiau kaip, kokie būdai. Ir Transeo grupė tai duoda. Todėl aš manau, kad šiuo metu yra pats geriausias laikas pradėti skaitmenizuotis kartu su mūsų įrankiais, kuriuos mes sukūrėme. Jeigu dar nežinot, kreipkitės. Ir mūsų šio vakaro renginyje dalyvauja virš 20 klientų, dideli partneriai, taip, su kuriais mes dirbame pastoviai, kalbamės apie investicijas į procesus, nes rankinis darbas tikrai tampa per brangus. Todėl jeigu jūs dar galvojate apie tai, ar verta automatizuoti ir skaitmenizuoti savo verslą, nedvejokit. Pats laikas yra daryti tai dabar. Kiek transporto ir krovinių biržų yra Europoje? Auč!